Trekas 520, etaloninis touring baikas, ką mums gamintojai bando prakišti už 1500 eurų. Tai yra pavarų sistema touring. Tai būtent tokios rankinėlės, kurios dirba su MTB perjungėju ir turėtų dirbti su MTB bloku. MTB bloku ir va štai toks perjungėjas Sora. Ir jeigu mes pasižiūrėsim šito perjungėjo specifikaciją, pamatysim, kad tai yra 3 pavarų, 3.9, man atrodo, sistema. Ir kaip ir logiška, ar ne? Blokas 3 pavarų, perjungėjas 3 pavarų, rankinėlė 3 pavarų. Tik tais blokas šitas yra MTB, ne plento, o MTB blokas turi chainline, taip vadinama, grandinės linija, kuri yra toliau nuo rėmo, kokiais 3 mm. Ir kada mes sumontuojam MTB bloką, mūsų perjungėjas nedasiekia užmesti paskutinės žvaigždės, pačios didžiausios, nes jisai yra plentinis, Sora yra plento grupė. Ką gamintojas nusprendė? Iš pradžio aš čia galvą laužiau, galvojau, why? Kaip gali būti, kad trekas sugalvoja mums įkišti MTB švaistiklius visą bloką į Sora sistemą. Ką jie nusprendė? Jie paėmė tiesiog visą bloką su šitų guolių pagalba, nustūmė į tą pusę, pakeisdami tarpinių poziciją. Čia 68 mm šelas, 2,5 mm tarpinės, čia turi būti 2, čia turi būti 1. Aš jau čia buvau nusukęs tiesiog eksperimentiškai, bandžiau sukišti, galvojau, gal man pavyks čia milimetrą išgaudyti, bet nepavyko. Čia įkišo 2 tuos 2 tarpinės, čia 1. Tokiu būdu mūsų visas blokas su visų išnešimų nuvažiuoja į tą pusę ir gaunasi jau net ne per centrą stovi, o tenai. Kaip ir būtų viskas ok, jeigu nevertinti tai, kad kojos, viena kairė tavo koja pradeda minti labiau į išorę, dešinėje į vidų, tarkim, mes to nepajaučiam, organizmas ten tuos milimetrus neįvertina, o bet tačiau, štai mano rankoje yra būtent šitie guoliukai, būtent tokie patys, jau užrašai čia nusitrynė, čia yra mano tokie testiniai, su jais matuoju sriegius. Ir šitas, kuris sukasi iš dešinės pusės, yra štai šitas, jie yra skirtingų sriegių. Vienas dešininis, kitas kairinis. O iš tos pusės sukasi šitas. Štai. Žiūrim. Va. Matot? Kiek yra sriegio ant vieno ir kiek yra sriegio ant kito. Tai padaryta įvertinus, kad ant šito guolio bus tik 1 tarpinė. Ant šito guolio, tai yra šito, 2 tarpinės. Ir todėl čia sriegio daugiau. Jeigu mes uždedam 2 tarpinės ant šito, kaip jums atrodo, kiek sriegio pas mus įsisuka į rėmą? Gal kokios 4 apvėjos? Labai patikima. Tai aš kada šitą dviratį pradėjau tvarkyti, guoliai praktiškai nebuvo prisukti niekaip. Nes jie tiesiog neužsiveržė pakankamai gerai dėl savo konstrukcijos, dėl savo tokių vat ypatybių. Kai yra guolis laikosi ant 4 apvijų rėmė, tai jisai ir negali būti prisiveržęs. Ką jūsų tai? Top brand. Top dviratis. Bet kažkaip netop man čia visai atrodo. Ką aš darysiu? Dar reikia pagalvoti. Bet šitą haltūrą reikia taisyti. Nes tiesiog ilgai nevažiuos. Tiesiog toj pusėje tas guolis nuolatos bandys išsilaisvinti, atsilaisvinti. Jisai taip ant susiveržimo turėtų dirbti. Bet 4 vijos, Karlai. Galbūt jūs gudresni už mane. Uždėkit laiką ir pakomentuokit. Tikriausiai aš kažko nesuprantu. Čiau.